Bismillah. Ir atminkite, kai Ibrahimas, Abraomas, sakė, mano viešpatie, padaryk šį miestą Meką saugia vieta ir suteik jos gyventojams vaisių, tiems iš jų, kurie tiki Alachą ir paskutinėje diena. Jis Alachas atsakė, o tiems, kurie netiki, aš paliksiu į pasitenkinime kuriam laikui, paskui aš priversiu jį kankintis ugnyje. Ir iš tiesų blogiausias tai tikslas. Ir atminkite, kai Ibrahimas, Abraomas ir jo sūnus Izmailis kėlė namo Kabos Mekoje pamatus, sakydami, mūsų viešpatie, priimk šį tarnavimą iš mūsų. Iš tiesų, tu esi girdintis visą žinantis. Mūsų viešpatie, padaryk mus paklusniais tau ir padaryk mūsiškius iš mūsų tautos paklusniais tau ir parodyk mums mūsų manasik, piligriminės kelionės, hadžo ir umros ritualus. Iš tiesų, tu esi priimantis atgailą, gailestingiausiasis. Mūsų viešpatie, atsiųsk jiems pasiuntinį iš jų pačių tarpo. Ir tikrai Alachas atsakė jų maldavimą, atsiųsdamas Muhamedą, kuris recituos jiems tavo eilutes ir mokys juos knygos, šio Korano ir Al-Hikma, visiško islamo įstatymų ir teisės išmanimo, arba išminties, arba pranašavimo. Ir apvalys juos, iš tiesų tu esi visagalis, visą išmanantis.